Sveiki, mano vardas yra Aurimas ir aš esu vienas iš UBR Motors komandos narių ir šiandien aš jums atsakysiu į dažniausiai mums užduodamus klausimus. Atsakymas yra labai paprastas ir visiems labai aktualus: nusipirkti automobilį pigiau. Perkant automobilį iš aukciono, jį galima įsigyti net iki 30% pigiau negu automobilis kainuoja rinkoje. Kodėl galima automobilį įsigyti net iki 30% pigiau? Todėl, kad dažniausiai aukcionuose automobiliai būna arba po eismų įvykių, arba su šiaip kažkokiais tai defektais. Kadangi užsienyje darbo kaštai yra didesni, jie nusprendžia juos parduoti. O aukcione automobilių kainos būna ženkliai mažesnės. Dažniausiai dalyvaujame dviejose aukcionuose Amerikoje, tai yra Copartas, kuriam jau yra 40 metų ir mano pats mėgstamiausias aukcionas, ir sekantis, kuriame dalyvaujame, tai yra EII. Europoje dalyvaujame tik Coparto aukcione, tai Vokietijoje ir Suomijoje. Ko reikia norint pradėti dalyvauti aukcione? Tai pirmiausia, reikia susisiekti su mumis. Vienu ar kitu atveju būna žmonės jau žino, ko konkrečiai nori ir kreipiasi su konkrečiu variantu. Mes nustatome, ar automobilis yra tinkamas registracijai Lietuvoje, ar tinkamas pardavėjas, ar patikimas pardavėjas. O kitu atveju žmonės kreipiasi į mus, žinodami maždaug kokio automobilio nori, bet kažko konkrečiai nežino, tai mes išsiaiškiname, kokie jo yra poreikiai ir parekomenduojame, kokį automobilį jam geriausia būtų įsigyti. Randame jums automobilį, paskaičiuojame, kiek jisai pilnai kainuotų jums Lietuvoje, kaip sakant, prie durų arba kieme, ir tada, jeigu jūs sugalvojate, kad norite dalyvauti tame aukcione, pasirašome su jumis sutartį, jokių išankstinių mokėjimų atlikti nereikia. Laimime jums automobilį, išrašome sąskaitą ir automobilis jau keliauja pas jūs. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, ką pastebėjome su mūsų klientais. Ne visada pavyksta automobilį laimėti iš pirmo, antro ar trečio karto, kartais tenka padalyvauti daugiau, bet aš visada sakiau ir sakysiu, sudalyvauti nieko nekainuoja, bet mašiną pigiau nupirkti tikrai išeina. Galutinė laimėto automobilio kaina sudaro aukciono mokesčiai, vietinis pervežimas, tai yra automobilio atgabenimas iš aukciono aikštelės į terminalą, tuomet konteineris, tai yra jūros transportas iki Klaipėdos, ir tada Klaipėdoje krovos darbai bei muitinimo procedūros, mūsų tarpininkavimo mokestis. Tuomet reikia susimokėti 10% importo mokestį ir plus 21% PVM. Automobilio atvykimo laikas priklauso nuo lokacijos, kurioje buvo nupirktas automobilis. Jeigu automobilis buvo nupirktas geroje lokacijoje, tai jisai keliaus apie 2 mėnesius, o jeigu buvo nupirktas šiek tiek toliau, jo atvykimas gali užtrukti apie 3 mėnesius. Perkant automobilį iš Europos aukciono, kaina sudaro aukcionų mokesčiai, tarpininkavimo mokestis ir transportavimas. Transportavimas irgi priklauso nuo lokacijos, kur randasi jūsų automobilis ir koks jo netgi dydis yra. Automobilio atvykimas vidutiniškai užima nuo savaitės iki 2. Bet dažniausiai iš Europos automobiliai būna brangesni. Norint sutaupyti didesnę pinigų sumą, patartina pirkti automobilį iš Amerikos aukciono. Nieko ten sudėtingo nėra, viskas, ką jums reikia, tai pasidaryti priešrūkinį žibintą, ir jeigu automobilis neturi posūkių šonuose, tai pasidaryti posūkius ir viskas, ir jūsų automobilis jau skaitosi beveik sueuropintas. Pravažiuojate ekspertizę, patikrina jūsų automobilį, ar viskas tvarkoja, ar nesmarkiai pažeistas, ir galite važiuoti pravaryti technikinę ir registruoti savo vardu. Tad jeigu sugalvojate įsigyti automobilį iš aukciono, ar turite papildomų kažkokių tai klausimų, kreipkitės į mus apačioje nurodytais kontaktais ir mes mielai jums atsakysime į visus jūsų rūpimus klausimus.